Pirmoji mūsų rubrika – alternatyvi vieta. Klaipėdos dailės parodų rūmų arba vadinamosios Bohemos kiemelis, įsikūręs pačioje Klaipėdos senamiesčio širdyje, Aukštoji gatvė 3. Mes darome Bohemos kiemelio vasaros sezono atidarymą. Ir jie atidarome tiesiog tokių didelių vėjo gūsių, meniškų visokių dalykų. Gal galėtum konkrečiau pavardinti, kokias meno šakas mes galėsime pamatyti šiame kiemelyje? Taip, tai yra visų pirma modernaus šokio atstovai, jie savo šokiu atidarė renginį. Po to yra Adomo Brako dailės mokyklos mokiniai, jų yra 6 ar 7, jie tapo su akriliniais dažais ant plokščių. Po to yra aerografijos 2 atstovai, jie kūrė šio renginio tęstinį tokį kaip logotipą. Būtent apie šitą renginį kalbant, apie Summer Brief, mes norėtume, kad jis būtų tęstinis, kartotųsi kiekvienais metais. Su parodų rūmais susėdom, pažiūrėjom, ką galima padaryti, ką galima pakviesti ir tiesiog šituo renginiu tarsi atgyvinti Bohemos kiemelį ir leisti jauniems žmonėms galimybę pasireikšti.